Tai ką, sveikutėliai, gerutėliai, brangus inkilo žiūrovai. Jau kelte, 5:20 yra čia vietoj. Vakar ir prieš keltą gerai pamėgojau, ir po keltą, ir kelte, ir gerai, žodžiu, viskas. Gavas užmėgau prie kokio 8 vakarą, iki vidurnakčio pamėgojau. Viskas gerai, išsimėgojau, jaučiuosi išsimėgojęs. Va, tai kas gera. Čia daugam užkliūn džemperis, ką blogas girtekas džemperis, geras džemperis girtekas. Šiaip daug kas neapykantą jaučia girtekai, aš tai nejaučiu. Nes aš tai, jeigu ne girteka, tai čia kur esu, tai nebūčiau, turbūt. Dabar taip nevargčiau, turbūt. Ką, iš tikrųjų, didžiąją dalį visų pamokų tai aš ten išmokau. Ką jum pasakoju, tai ne patsgi sugalvojau visko. Visokius patarimus ir taip, tai perėmiau už labiau patyrusių kolegų ir taip toliau, tai aš tai galiu pasakyti, kad pagarbą jaučiu ir padėką. Tai tikrai čia negali nieko. Aišku, ten visokių yra kretinų irgi, ir vairuotojų, ir ne tik vairuotojų, ir kur šiaip Lietuvoje dirbančių, tai yra visokių žmonių, didelė kompanija, bet daug tokių pasitaiko, bet šiaip yra tikrai irgi puikių žmonių daug. Tai aš turiu ir draugų, ir pažįstamų, žodžiu, kolegus dabar turiu. Tikrai naudinga buvo patirtis ir tikrai negaliu sakyti, kad čia dabar niekinti ir ten dar kažką. Aš tai daugiau naudos gavau iš ten negu žalos. Tai va, tai tiltai nesudeginti visko. Gal priimtų atgal dirbti, ar jeigu pasiprašyčiau. Va, tai... O šiaip, tai aišku, dabar konkurentai, tai ką čia? Reikia bandyti užkariauti pasaulio. Nukonkuruoja dabar girtekai. Kažkaip tai. Po biškį nukonkuruosim. Per kokius 3 metų dar kokių reikia. Juokauju, aišku, kas nesuprantat jokių. Tai va, tai ką, važiuosiu, čia dabar išsikrausiu netoli. Čia kokia 200 kg iki pirmo iškrovimo. Išsimėtysiu ir žiūrėsiu, kaip čia. Kas čia bus, turėtų greitai čia iškrauti. Susikrovęs paeiliui. Viską tai turėtų gerai būti. O jau važiuosim į keltą. Iš keltų. Tai varom. Spaudžiam gazą. Atvažiuoju čia į iškrovimą. Išsikrauti porą palečių. Tai reikia kažkaip čia prisiduoti, atsistoti. Čia va, kits matėm šoną atsidaręs, o aš tai gale viską turiu. Man biški lengviau. Čia vadinas IQ Logistics kažkoks tai. Bus gerai čia sustoti. Ant greičio išsikrausim. Žiūrėjau Giotenį į Arlą. Čia va po kairiamų. Reiks tik surasti čia didelę teritoriją, kur čia tos pakuotės išsikrauna. Tai aš paprastai žiūriu, va, kur važiuoja visokie tentai ir taip toliau. Tai tikrai ne pieno produktus veža. Tai galim atkreipti dėmesį. Prie šaldytuvų greičiausiai nereiks stotis. O sunkvežimiam į kairę. Tai važiuojam čia tada. Mašiniuką praleidžiam. O yra žemėlapis, pasižiūrėsim. Kur čia reikia važiuoti. Taip. Pakuotės. 11 embalaž.
Kaip aš čia. Tai dešiniau, apsukam pastatą. Okei. Nu, tikriausiai čia. Supratau, čia į dešinę ten reikės važiuoti. Visai sveika pasižiūrėti. Tik būn kartais, kad ne viens atvažiuoji, tai čia kažiai leis, ar ne? Ar reiks eit skambint? Čia per arti nenoriu privažiuoti, kad švartų negaučiau netyčia. Nu, einu. Gal kažką reikia pasiimt dokumentus. Kažką pamaigyt, gal paskambinsim kam nors. Viską. Paskambinau į domofoną, atsiliepė čiolė, sakė, važiuok. Pasiklausiu, ar tikrai 11, sakė į 11. Tai viskas gerai. Kai nėra mašinų, tai galim pastudijuoti tą šios žemėlapį, o kai būna atvažiuoji, ten vietiniai iš galo stovi, ten kvapuoji į nugarą, tai nelabai tada gerai. Po to grybauji, čia vaikštai po rampas, visko. O svarai po kairę matom. Man tai nereik čia svarų. Man kažkur tai čia reikia važiuoti. Jeigu gerai supratau žemėlapį. Čia vartai kažkokie. Toliau nebesinori važiuoti, nu. Reikia pasikalbėti. Gal ten toliau. Davai, nieko nėra. Jeigu ką, atbulinio atistums. Ai, va, 11, matau. Skaičiuką. Kaip ir gerai viskas. O kontorą matau, office planning, čia bus rampa. Kurat, tai turbūt su lifteru reikės padavinėti. Nu, einu, pakalbėsiu. Gerai čia atvažiavau, pasakė važiuoti aplinkui. Pastatą ir 9 rampos. Tai ką čia dabar? Krans.
ką čia dabar daryti. Atbulinių reikia stumtis. Užsidarė čia. Krans tortai. Raks. Atbulinių reiškia atbulinių. Stumiam atbulinių. Matyj velnis. Gerai, kad nieko iš galo nėra, čia toks dupyks gaunas. Šiaip tai galima pažiūrėti aplinkui. Bet ne šį kartą. Tikiuosi, ten bus galima važiuoti pro čia kažkur. Čia pieno gamykla čia. Kombinats. Apsisukt galiu. Ir tai labai taip ankštai. Gal nelaužiusi čia nes. Stumiamas toliau. Oi, vargsta čia. Arba gal reikia įsukt čia. Gal nu nieko, važiuojam. Yra atbulinis bėgis, galim pavažiuoti atbuliniu biškį. Kai bus galima, apsisuksime. Reikia sustoti, pažiūrėti Google Maps'ą, kaip atrodo čia. Tie pastatai visi, kad čia. Negrybaut per daug. Atsistūmiau atgal, pasukau kairę, o matau 10 rampą. Tai dabar reikia dar 9, va, prieki 9. O tai jeigu ne tas krans, tai viskas kaip ir gerai būtų. Kranas biškį pamaišė. Smör. Smör tai yra sviestas. Arba tepals, atrodo, ne? Biškį pratempsiu į priekį. Eisiu vėl. Šits kur krovinys, kur viena paletė, sako, mes jo neištraukinėsim. Tipo nėra draudimo, ne mūsų krovinys, mes čia jo nekrausim.
Tai sakau, tai per šoną tada traukiam, tai sakau, koks man skirtumas. Man tai sakau, dar lengviau, sakau, nereikės čia su lifteru žaisti. Jie čia rampas neturi. Va, tai nuėjo kažkokie labai jautrus. Čia šiaip tai aš paklausiu, kas čia tokie yra, kur po vieną kraun, tai čia formos yra pjovimui kartoninių tų pakuočių cardboardų. Tai čia tipo baisiai jautru viską. Nu, žodžiu. Yra kaip yra. Atidarysiu šoną, jeigu ką. Jam šoną. Viską. Šniuce yra daug patogesnės aktis negu kronės. O čia kaip pakrovė, net išsipūtė. Jeigu važiuočiau Norvegiją, duočiau velnių, būčiau mačiau, aš pakrovėjimą, bet kai Švedija, tai nieko baisaus. Bet va, Norvegijai tada sakytų, susistumdyk paletės. Normaliai. Va, stumia į galą, nes gale yra vietos. Tai nereikės tentą pertraukinėti. Gal reikės. Čia va šitą paletę dar reikės paekonomint biškį. Are you starting from here or from here? Do you want to start from the front or from the back? How it's better for you? That armor? All for you, except that one pallet. Too much. No, it's all for you except that one pallet. I have to look. There are two different semi-arms. Op. The pallet broke, you see. Nenori visų palečiam, čia kažką išsigalvoju. Nu, žiūrėsim, kas čia bus. Pas jo šakės tik iš vis tokias trumpos, kad tik skersai paletės gali paimti. Atitraukiu ranką maštą, kad galėčiau iš šono traukti, žodžiu, kretinai kažkokie čia dirba. Yra kaip yra. Dar lifterą davė lievą, trumpą. Žodžiu, viskas yra blogai. Verksnių kompanija čia. Dar verkia, kad vietos nėra, čia kad kitą savaitę turėjo atvažiuoti. Tokie nelaimingi visi pienininkai.
Su trumpu liftaru čia paletę verčias. Labai šūtus yra čia. Svarbu neiškris, kad neišsitrauktų. Liftaras tai išskris iš priekabos. Bandyti tą pusę. Imsiu iš vidurio dabar. Nu ką, išsiploviau, padirbėjau suriochlą biškį, bet nesunkias paletės, tai nieko baisaus. Ne po toną, kaip būn kartais. Baikė čia. Kažkaip ten pro dešinę išvažiuosiu. Ar ne? Ai, turbūt išvažiuosiu. Taip galvoju. Jeigu per ten, kur atvažiavau, yra ir išvažiavimas. Nežinau dar tik. Gal ir ne. Tvorą matau. Bloks posūkis. Nebesistumsiu toliau. Dabar tuščias, tai daug lengviau. Čia galima apsisukti ramiai. Be streso. Turbūt per kitur bus išvažiavimas. Visko čia pridėliota. Reikia žiūrėti, kad žmonių kokių nebūtų. O, matau utvartą. Gerai, išvažiuosim. Šulinuks kažkoks nepatikims. Čia utvart. Greiti vartai, gerai. Šiaip keista, kad... Nu, gal ne keista, gal ir teisingai, kad neleidž svetimų krovinių. Bet šiaip čia toks išsidirbinėjimas biškį. Per daug sureikšmint, man atrodo. Ta viena paletė. Šiaip ten, nu... Aišku, kad spaust negalim, bet... Ten, tipo, trapus krovinys, bet... Nėra ant tiek trapus, kad ten jau būtų ten medinės formos, ten iš fanieros išpjauta. Ir viskas, nieko ten labai tokia... Nestiklai kokie. Kad ten sukratysi ir bus šakės jau. Nu, bet yra vidaus darbo taisyklės, taip ją daro, taip nieko nepadarysi. Pavyzdžiui, jeigu būtų tik rampos, tai turbūt tik per rampą galėtų, jeigu krauti, tai sakytų, mes neiškrausim. Gali ir taip būt, pavyzdžiui. Važiuojam, paskutinį išmesiu tą vieną palečikę. Ir reikia prašyti krovinuką. Tai 8 kilai. Gal kažką dar šiandien duos, dar tik 11 valandą yra.
Nu ką, ant smūgio čia iš tikrųjų paskutinė paletė. Diesmite. Ta trapė. Važiuojam toliau, gavau pakrovimą čia. Lygtais Rokvalą kažkokį pakrausim. Į Danus. Ir šiandien keltas vėl iš Göteborgo. Tai va, kaip balt žmogus, vėl į keltą, vėl pavalgyti. Viską, šiandien ryte pusryčiavau. Bet biški lievai buvo. Nes davė, tik buvo birkelės, makrofleksas ir keptas bulvės. Pusryčius davė. Bet sakau, tokie, nu, daržovių buvo, su muštiniam galim būti, bet kažkaip, kai atėjau, bulkutės jau pasibaigusios buvo pusryčių. Tai blogai, žodžiu. Yra kaip yra. Nesubloks. Biški mažiau pavalgyti kitą kartą irgi gerai. Dabar varau pasikrauna ir į keltą čia man iš viso čia. Netoli čia. Gal koks 107 kg, 108 gausis. Dabar 12. Ko čia man jis rodo? Į kairę sukti. Čia svaigstasi įgi. Aš tai iš čia atvažiavau, galbūt rodo atgal. Čia paraleliai gatvė eina tenais, tai rodo sikis kartais. Siūlo daugiau kilometrų, galvoju, gal daugiau uždirbs. Judam. Viskas šiaip gerai. Tiesų labai, aš nežinau. Šiaip kažkaip atpratau, Lietuvoje šilčiau buvo. Atšilims, kažkaip ten 10 šilumos. O čia ir Švedijoje, ir Danijoje vėjas toksai, nu, Švedijoje tai vėja tokia stipraus nėra, bet Danijoje tai šalta. Čia iš manęs girdėti, kad šalta, tai ar aš jau senstu, kad šalta daros, aš čia ir seniau tai niekad šalta nebūdavo. Net striukę išsitraukiau žiemenę. Buvo šalta su tuo megztinuku, to lengvu. Au. Čia atrodo. Dobikė biški. Čia per dekoraciją ežiuks kažkoks tai. Žvinuots. Žiedą. Stai kiets. Važiuojam. To Rokvalų tai nesuprasi, tai iš Danų į Švedus, tai iš Švedų į Danus. Kažkoks rusiškas biznis šis. Su to Rokvalu. Kaip ir su Medžiu. Bet turbūt tai dienai tokia nėra kaip reikti ir nežiūrė iš kitur, kur yra. Ir kas turi. Matyt, taip yra. Na kągi, atvažiuoju į pakrovimą, parafons. Taip, loading, unloading, tiesiai. Loading. Labai jaučiai važiavimas toks. Nu, Rokvalą turėtų pakrauti. Ką, žinau. Einu karistą pasišnekinsiu, pastov kaip tik draugs mano. Va. Rokvaliuką, 2 paletę, sakė turbūt. Nu ką, pakalbėjau, pasakė čia va loading zone 1. Kaip tik čia. Viskas gerai. Reik pasikraut dabar. Šiaip tai toks gan didelis pastats, didelė ir tuščia, nieks nevyksta, kaip tokios įmonės nebankrutuoja, aš nesuprantu. Sąnaudas didelis, ten visi žveng darbuotojai tik vidui. Ir nieko, va, normaliai. Čia kai abilį turėtų zvimti tokias vietas, bet ne.
daryk šoną, sakė. O. Galima eit krautis. Nu ką, atsidariau, va, pirmas paletikės įmetė. Laukia kol kitas čia, man daugiau žiūrėjimo yra negu darba. Va, greitai čia toj sukraus. 22 paletės turi būti iš viso. Geras karist, viską. Matėt, nebrauka nei grindų, nei nieko. Šiaip dažnai kai kurie, tai va, kaip čia, va, matom, pribrauka su šakėm. Tai būn kartais net sutraška grindis. O kiti būn labai gerai moka valdyti kariuką. Nu, kraunamis. Dirbu rankas kišenėse. GoPro uždėta. Man tik va reikės. Čia va pastatys paletę turbūt. Tada čia statysiu šitą, pertrauksiu ten, tai kitą pusę. Ir viskas. Ar vieną, ar 2 kartus dar įvažiuos. Nežinau, ar 2, ar kai kraus, ar kai 4. Matysiu. Nu ką, va, galim uždėti. Vieną skersiniuką. Susimest lentas. Lentas biškį į šoną patraukiu, kad neužvažiuotų. Tai kai užvažiuoju, tai lentom greitai čia šitom viso gero būn. Išilgai skil kažkaip. Kai kuriuos jaučias tokios lentas sunkesnės. Kai kuriuos lengvesnės, nežinau, kom čia skiriasi labai, bet jaučias labai. Nu, gerai, atveš dar tą paletę, tada persitrauks. Kad nesistabdytų, tai galiu nespėti pertraukti, kol atvažiuos. Tai va, taip pavyks krovims, arba galim dar netraukti. Čia dar tegu pakraun, po to tik pusę reikės atitraukti. Tentą, tai galim neskubėti dar su traukimu. Čia ko laukiu. Apie liftą čia klausia žmonės, ko reik liftui galiniam, kad veiktų. Tai pas mane reik specialios rozetės. NATO vadinas, atrodo. Va, čia va yra valdymo pultelis, viską. Kažkada dar Girtekos laikais buvau gavęs su liftu priekabą, tik lifts buvo va taip va čia va, jisai uždengdavo galą. Tai kiekvieną kartą prie rampos stument reikėdavo nuleisti šitą, reikdavo nuleisti liftą. O kad jį nuleisti reikėdavo išsitraukti laidą, prijungti prie akumuliatoriaus. Būdavo toks laid su krokodilais. Galim pasidaryti tokį. Tipo krokodilai. Tai čia rozetė turi būti papildoma. Va ten, va matom, žalia tokia. Yra rozetė. Nu, vėliau parodysiu žalią rozetę. Reik lysti tarpą tam. Tai va, pasijungi nuo akumų. Čia šiaip pas mane visai patogu gal. Tiesiai nuo akumo pasidaryti rozetę čia. Galim būtų naudoti liftą. Tai toks lifts kaip čia, va, tai patogus, jis netrukdo, kai nereikia. O tie kiti tai trukdo, kiekvieną kartą turi žaistis. Tai jeigu dar su laidu junginė, tai iš viso vargelis čia. O čia tai nereik man nieko, nemaiša. Buvo. Geras toks liftuks.
Hidraulikų jokių nereikia jungti. Tiesiog veik yra ten elektros siurblys. Ir viskas. Būn su pulteliais dar visokie, nežinau, čia yra kokia pultelė, nėra šitam. Gal nėra. Bet neblogai lifts yra. Liktais Freja mok daugiau, jeigu iškrovimus su liftu. Reiks paklausti, neatsimenu tik tais kiek. Bet biški yra pliusai iš to. Tik tiek, kad reikės važinėti po skylės visokias parduotuvytės, kebabinės ir taip toliau. Tai čia tai minusas. Atvažiuoju dar paliečiu porą. Galim persitraukti ten padabam. Vis tiek reikės daugiau, nieko čia neišlošiu, vis tiek iki galo reikės traukti, nes lentų nesugys. Kažkaip čia sunkiai važinės šitas tans. Kiti tai taip lengvai važiuoja, šitas sunkiau kažkaip. Čia kažko nenori nusimti. Reiks turbūt atsuktuvą traukti. Kai kažkas iki manęs nurovė šitą. Atviniuot daugiau reikia. Vo, išsitraukė. Reikia su vadeškę supurkšti. Taip ir atrodo. Visai smagu su bodycam. Pamatot, kaip atrodo daugiau. Nežinau tiksliai, kiek užims vietos. Gal nereiks tos dėžės ištraukti. Jeigu reiks, tai reikės ją ant viršaus užkraudyti. Šitų kol kas galim toli nedėti. Čia į šoną.
Greitai čia einat. Dar kelias paletės ir viskas. Tokie 4 atvažiavimai liko. Čia diržą galim. O prieš tai buvęs vairuotojas, koks tvarkings pas mane šlipsiukus čia surišęs viskas, aš tai nerišinėjau čia taip. Šiaip tie šlipsai bjauru, jeigu reikia dešinę pusę atsidaryti. Jeigu pasakys iš kur jums per abi pusės, tai tada keiksės dėl tų šlipsiukų. O šiaip tai, na aišku, tvarkingai atrodo viską. Nesmerkiu aš jokiais būdais. Aš ir užuolaidėlių nelabai lankstau. Viską. Laukiam. Nu ką, liko paskutinės paletės. Sakė, per galą gal lengviau kišti bus. Tai atidarau galą. Laukiam. Vis tiek viską išsitraukti reikėjo, kad būtų paprasčiau. Taip va ir trypčiai aplink mašiną. Iš durų taip gali gauti per kepalą gerai, jeigu neužfiksuoji. Reikia šitą dėžę šitą viršų. Kitaip netilps man čia. Nu va, liuks. Nu ką, viskas sukišom. Viskas tilpa. Popierius gavau. 4 tonos ir važiuojam. Viskas super. Einu priekį, kabinsiu.
Biški daugiau pasuku kartais priekį, daugiau paviniuoju. Kad galia mažiau viniuoti reikėtų ant terkšlės. Tai priekį daugiau prisuku biški. Va čia porą kartų ir užtenka. Ten tai įsitempia ant kiekvieną, kad įtempta būtų kaip ketašonė. Beveik nepatinka man kaip laikstas. Galima aišku iš karto būtų taip uždarinėti ir ramus, bet biškiai įtempia. Nieko čia rišti nereikia. Nelabai ir galim. Neįsivaizduoju, kaip užrišti. Parašyta trapu yra. Tai nebent užmest, nu, kaip sako, dėl akių. Bet taip, kad iš tikrųjų priveršti, tai čia be šansų. Bet pagal taisyklės tam čia laiko kažkokia tai yra tas sertifikatas Excel, tai kažkiek tai skaitos, kad čia viskas gerai. Iki tam tikro svorio ten yra parašyta. O, užsitempiam ir varam į trasą. Voilà. Na kągi, judam toliau į keltą, 160 km, grubiai. Po 200 metrų sukite kairėn. 30 minučių užtruko pasikrovims. Čia įskaitant nuėjimą į ofisą ir taip toliau. Čia kai važiavau priekį, aš aišku dabar iš kitos pusės atvažiavau, sukau dabar rato, apvažiuoju šitą pastatą. Bet buvo toks autoservisas labai fainas. Daug labai visokių oldtimerių, visokių amerikonų. O, nu Ferraris važiuok. Tai čia labai skaudi duobė. Labai tokia ne kažką. Čia pro tą servisiuką dabar Po 400 metrų sukite dešinėn. Nes ten vat kairiau pilks. Nes va, galim prasukti. Nieko tokio. Kad jum parodyti, prasuksiu ratuką, čia galėčiau iškart į dešinę sukti trasą. Tai padarysi 300 metrų lišnų, kad būtų ką parodyti. funnygarage.se Motor 26. O, matau. Kažkokią pabėdą matau. Matas turbūt čia visokiau. Dodge Rams tai čia įprasta. El Camino matau. Sukite dešinėn. Čia biški rimtesnis už mane. Ko čia dar gera yra, matau, ševroletai kažkokie tai. Tikiuos matas ten kas nors. Daug čia gražių, visi atremontuoti ir pardavimui turbūt čia. O juods geras stovi, kupinis. Čaika, kupinė. Biškį prasukau ratuką čia. Važiuojam į keltą.
gerai su rokuliuku važiuoti. Lengva ir pasikrauti, ir važiuoti, viskas super. Žodžiu, užteks čia gigabaitus naudoti. Nu ką, jaunims, važiuojam į keltą. Keltas buvo 18:20, dabar yra 15:24. Tai paprašiau, kad pakeistų keltą, va ką tik. Vieną ratą prasukau. Sako, tau reikia paskambinti Frėją, kad pakeistų laiką. Buvo 18:02, yra keltas 15:05. Tai va, ką tik pusvalandžiui likus, mažiau negu pusvalandžiui, pakeitė keltą laiką ir va. Ir prašom. Štai čia aš. Tai va, labai čia gerai gaunas, nereikės laukti man. 2 valandas, 3 praktiškai laukti reikėtų. Kas yra bjauru. Jau laipinimus prasidėjo ir va, įsičekinau ką tik. Man šiaip labai žaviuos aš šitais va, šitą liniją, kad čia priim praktiškai likus 10 minučių. Dar už manęs pastovėjo sunkvežimiu čekinas. Žodžiu, viskas normaliai. Kitur ten po 2 valandas prašo, nu, iš Galmstadą biškį ilgiau ten, jeigu nemažiau pusvalandžio turi likti. Yra bent jau iš Danų pusės. Kaip švedai nežinau, bet o šitoj linijoje tai labai gali vėluodams atvaryti. Važiu, labai super čia. Patogu. Galim pavažiuoti priekį, čia stovėjo linijai daug. Labai netilpau aš. Nenorėjau grūstis tiesiog. Sustojam. Keltą. Totalizatorius, kur stovėsiu. Viršuje ar apačioj. Spėjau į viršų grūs. Čia Stena Danica. Matau. Man Danica labiau patinka negu Jutlandika. Jutlandika kažkaip nelabai skaniai valgy daro. Danikai skaniau kažkaip. Jutlandikai labai kartais prastų ten yra davę burgerių kažkokių tai, o Jutlandikui, nu, o Danikoje yra, nu, ne visą laiką, bet esu tikrai skaniai pavalgęs. Makaronų esu skanių valgęs, o Jutlandikui neatsimenu, kad būčiau tikrai skaniai pavalgęs. Ten kažkaip nežinau. Bet ta prasme, ne tai, kad blogsmais, bet kartais nežinau, ar ten su druska nepataiko, ar su prieskoniais, aš nežinau. Sunkiai kažkaip. O Danika irgi ne visada skanu būn, bet sakyčiau, kad skaniau negu geriau, kad biškai. Nuo povaro turbūt priklauso. Koka. Laukiam. Nu, į viršų ar į apačią? Į viršų, atspėjau. Aš laimėjau. Jutlandika tai per kitą būn važiuoju, per tolimesnį.
šitą sieną reikia. Prie kairio borto reikia švartuotis. Gal pasitiesint liepia. Šiek tiek sunkesnis įvažiavimas šį kartą. Dabar geriau gausis. Da nesu taip, kad kelti atbulinių važiuoti reikėtų. Veidrodį užlinkę. Čia vos išlysiu. Viskas liuks. Įsivedam keltą ir pradedam pauzę. Nu ką, brangieji, tai šiandien atidirbau. Sustojau parkingę normaliai, eisiu miegoti. Dabar 213 kg liko iki iškrovimo. Tai vėl reikės anksti keltis. Bet dabar dar tik yra 8:30 Lietuvoje, tai labai gerai. Spėsiu dar prisimegoti. Va, biškį atsitiko, kažkaip susinervinau. Žiūrėjau čia filmukus, atrodo prieš tai buvo daržai kabėję ant lentų, nu, saktis gale. Ir dabar kai kroviaus, galvoju, netrukdė man tas saktis visai. Ir kažkur, ar man jas pavogė, ar kažkuriam pakrovime jas dingo, aš nežinau, gal, nes čia buvo tam, kur čia krovė diesmitė, kur su ta rampa su užraktais buvo. Aš galvoju, gal ten nuėmė ir nesumetė atgal man jų mislijų taip. Bet nežinau, ar čia pirmą naktį, kai Danijai nakvojau, pavogė iš priekabos kas nors. Avag kas nors saktis diržų. Yra kam nors pavogė. Iš galo priekabos. Aš tai nieko nejutau, bet šiaip kažkaip tai susibalamutinau, kur dinga. Lygtais buvo, bet dabar nebeatsimenu. Lygtais vairuotojas buvo palikęs ant lentų. Lygtais mačiau netgi. Ir dabar nebeatgaminu. Tai dabar toks biškį susinervinu. O gal susidėjau į dėžę netyčia. Į tą, kurią kėliau į viršų. Reiks, nu, kažkaip persižiūrėti. Rytoj po iškrovimo pasižiūrėsiu. O taip tai ką, galima eiti gulti. Užteks čia. Virš 500 šiandien pravažiavau, tai nėra taip blogai. Va. Tai ką, iki rytojaus, brangūs žiūrovai. Ačiū, kad žiūrit.